Treneri, visų pirma sveikinu tapus istorijos dalimi, nes ar žinojot, kad Juventus šiandien pirmą kartą įveikė Lietuvos krepšinio lygos komandą? Nežinojau. Tikrai nežinojau. Pirmą kartą, ačiū. Malonu girdėti, malonu, visada malonu iškovoti pergalę. Draugiškos rungtynės buvo, bet labai daug buvo aistrų. Kaip manot, kodėl? Manau, kad dabar abi komandos yra tokiam pasiruošimo lygiai, kur dar ne visai įgavę optimalią fizinę formą. Tai jeigu kažkas nepavyksta, pradeda aiškintis kitokiu būdu. Stumdymais, krūtinėm ir taip toliau. Bet tai yra normalus žaidybinės elementas, tai neatsiejama krepšinio dalis, tai pagaliau vyrai kovoja, tai yra visai geras dalykas. Juventus šiandien atrodė visiškai priešingai negu paskutinės rungtynės su Akademija, kaip pavyko per tokį trumpą laiką tai pagerinti. Aš nesu dievas ir nesugebėčiau, nei vienas treneris nesugebėtų per 2 treniruotės pakeisti. Paprasčiausiai mes ėjom pagal planą, dirbom, ėjom teisingą linkme ir visas buvo užbrėžta, kad mes tik toliau įgytumėm sportinę formą. Jeigu imkim rungtynės su Akademija, tai buvo po didelio krūvio, mes į jas nekreipėm dėmesio, paprasčiausiai aš norėjau pažiūrėti, kaip žaidėjai jaučiasi, kada yra nuovargio sindromas, ir aš tai pamačiau. Bet manau, kad čia planuotai buvo ir aš galvoju, kad mes kuo toliau, tuo geriau įgysim tą fizinę formą ir bus viskas geriau. Tomas Gaidamavičius praėjusiais rungtynėse buvo rezultatyviausias, šiandien beveik nemetė į krepšį. Čia jūsų sumanymas ar buvo? Ne, paprasčiausiai praeitos rungtynėse niekam nesisekė, tai Tomas turėjo imtis iniciatyvos ir kai kurias užglaistyti kitų žaidėjų klaidas, taip. O šiandien, kadangi daugiau žaidėjų geriau sekėsi, visi kitaip kovojo ir Tomui daugiau jis užsiėmė savo tiesioginį darbų komandos vadovavimų ir kūrimo procesų. Aš jam neturiu nei vieno žodžio priekaištų ir aš manau, tik tais labai teigiamas dalykas. Kitose rungtynėse jis vėl gali būti rezultatyviausias, tai krepšinis. Kokį įspūdį palieka komandos naujokų? Jūs turite omeny Vašakizę ir Vėlių. Labai sunku po vienos treniruotės pasakyti. Vėlius aš irgi gerai pažįstu nuo jaunių dar žaidimo. Žinau, ką jis gali, žinau, kad jisai gali įmesti, aš manau, jisai mums padės. Dėl Vašakizės biški man daugiau problemų, dėl to, kad aš jį mažai pažįstu. Esu matęs gal vieną kartą gyvenime prieš tai, todėl man reikia laiko, kad suprast, ką jisai gali, ką jis moka ir įvertinti, tada daugiau galėsiu šitą temą pasakyti. Sakalai šiemet susitikti oficialiuose varžybose dar ne vieną kartą. Kokį įspūdį paliko varžovų komanda? Aš manau, kad tai irgi nauja komanda, naujai suburta po pernai sezono, manau, nieko nelygo, todėl jiem irgi vyksta kūrybinis procesas. Žaidėjai surinkti visai tikrai geri, ir Sirvydis, ir Matulis, ir Jurgo, ir Leonavičius. Tikrai, manau, kad bus lygiavertis varžovas, kovosim ir nacionalinė, ir LKL, ir Baltijos lygoje. Paaiškėjo Baltijos lygos grupės komandos. Kokia jūsų nuomonė apie būsimus varžovus? Švedijos, Estijos ir Lietuvos komandos, Sakalai ir Techasas. Mačiau tik vieną komandą, Sakalus. Apie ją galiu kažką pasakyti, apie kitus tik pavadinimai. Todėl aš niekada nemoku spėti, kas bus, kai bus, kokie žaidėjai. Manau, kai gausiu daugiau informacijos, kai žinosiu kažką, tada galėsiu pasakyti apie jo nuomonę. Galiu tik pasakyti vieną dalyką, kad kaip naujam klubui tai bus įdomi patirtis komandai, kadangi kovosim su skirtingų šalių, skirtingų stilių, krepšinio stilių komandom, todėl bus tik teigiamas dalykas.